Tokijas, Japonija. Denis Mūras, Nissan rinkodara, Jungtinė karalystė. Sveiki, malonu pasimatyti. Yokohama. Ko galiu padėti, ponia? Denis Mūras, rinkodara. Susitinku su Motorsports. Taip, puiku. Jūsų leidimas, ponia. Labai ačiū. Dar kartą dėkoju, kad sutikote susitikti. Čia Yamauchis Kazunori, Gran Turismo kūrėjas. Šis lenktynių žaidimas yra toks tikslus, kad įkvėpė meilę lenktynėms 80 milijonų žaidėjų. Tikroviškumas, fizika, tiksliai atkurti automobiliai, o žymiausios pasaulyje trasos atkurtos, atsižvelgiant į menkiausias detalės. Mašinos nuolat testuojamos. Ir visa tai sukuria įspūdį, kad dalyvauja tikrose lenktynėse. Kai pradėjau dirbti Nissan, turėjau skambinti klientams, nemokantiems įmokų už mašinas. Dauguma sakydavo, pasimk ją, man jos nereikia. Mieliau sėdėdavo gale, įnikė telefoną, nei vairuodavo patys. Mašinų pirkėjai nebesvajoja apie tolimas keliones. Mašinų jie nebesieja su nuotykiais. Bet tik ne Gran Turismo žaidėjai. Būtent į šią naują pirkėjų grupę mes ir turėtume orientuotis. Kokie jūsų pasiūlymai? Surenkime konkursą, kuriame geriausi vaizdo žaidimų žaidėjai gaus galimybę varžytis profesionaliose lenktynėse. Jei nors vieną vairuotoją atitrauksime nuo žaidimų pulto, įsodinsime jį į lenktyninę mašiną, išleisime į trasą ir paversime čempionu, Nissan sugrąžins svajonę vairuoti kitiems 80 milijonų. Ačiū. Pone Mūrai, palikote dokumentus. Tikrai tikite, kad žaidėjas galėtų varžytis? Taip, nebejoju. Žaidžiau žaidimą, jis nuostabus. Juk suprantate, kad jei kas nors susižeis vairuodamas mūsų mašiną, mes visi būsime už tai atsakingi. Taip, suprantu. Taryba sutinka vykdyti jūsų programą su viena sąlyga. Profesionalus vyriausias mechanikas turės užtikrinti saugumą, negali būti jokių klaidų. Žinoma, be jokios abejonės, linkiu sėkmės. Ačiū. Po galais. Taip, suprantu. Tiesa, laiko mokytis bus mažoka, bet su tokiu tinkamu mokytoju. Taip. Taip, suprantu. Ačiū, kad skyrėte laiko. Džekas Salteris, nei už ką. O velnių. Džekas Salteris. Kapo komandos garažas, Anglijos trasa, Jungtinė karalystė.
Džekai. Stolteri. Turi lankytoją, neužtruk. Kapą mašiną norėjo atgauti vakar. Tai konkursas. Geriausi žaidėjai pasaulyje varžysis tarpusavyje. Nugalėtojas prisijungs prie Nissan komandos. O kas tau už tai? Gausi didesnį biurą? Būtų gerai. Beprotybė. Nieko nebus. Pernelyg pavojinga. Kodėl? Manai, kad gali kažkokį vaikį, žaidžiantį kompiuterių namuose, įkišti į raketą lekiančią 300 km/h greičiu? Iš jo nieko neliks. Tie žaidėjai trasoje praleido daugiau laiko, nei tu per visą karjerą. Palauk, kaip jį vadinama konsole? Juk žinai, kad patekęs į avariją čia, nepaleisi žaidimą iš naujo. Kiek žmonių kalbinai prieš mane? Kelis. Taip, kelis. Daugybę. Bet niekas nebuvo tiek patyręs. Dieve, baig, bičia. Nebuvau vyriausiojo mechaniko 15 metų. Tie vaikai irgi nepritapėliai. Žinau, kad pasaulis to dar nematė, bet jis stebino ir vaikis iš Ajovos, lenktyniavęs Lemone. Taip, ir žiūrėk, ko tai baigėsi. Nejau nenori atsimti lenktynių šių kvailių, manančių, kad viską galima nusipirkti. Kalbu apie galimybę grįžti į lenktynes. Nejau nenori dar kartą pabandyti. Tos dienos liko praeityje, bičiuli. Tai ką tuomet veiki čia? Kažkur yra vaikis, galintis aplenkti visus pasipūtėlius, bet negaunantis šanso parodyti pasauliui savo talento. Aš jį rasiu. Taip, šaunu. Lenktyniavau su geriausiu pasaulyje Gran Turismo žaidėju. Prašom, kaip skanu. Lęšių salotas, mano mėgstamiausias. Prie stalo jokio sarkazmo. Jokių pramogų prie stalo. Tu sportininkas, mityba svarbi, valgyk. Rytoj būsi puolėjas. Tave stebės. Atsiprašau. Tapęs profesionalu, kasdien valgysiu kepsnius restorane. Ir tu, Janė, galėsi būti padavėju. Labai juokinga. Bet padavėju nebūsiu. Turiu planų. Turbūt pardavinėti kojines drabužių parduotuvėje. Kobi, baig. Šiandien jis jautęs. Gerai jau. Ar svarstai grįžti į universitetą? Mama, jau daug kartų apie tai kalbėjome. Sportinio automobilių inžinerija tiktų. Juk sakiau, kad universitete neleidžia vairuoti. Ir vėl tu apie tas mašinas. Juk pats mokai dirbti mylimą darbą. Taip, mokiau, bet nepamiršk sveiko proto. Ilgus metus žaidžiau mėgėjiškai, kol gavau pirmąjį kontraktą. Pradėsiu nuo paprasčiausių darbų, keisiu padangas, taisysiu mašinas. Taip, bet ten mums ne vieta, sūnau. Žinai, kiek kainuoja sportinė mašina? Man tai patinka. Ir man sekasi. Visai skanus lęšiai. Aš nealkanas. Londonas, Anglija. Visą gyvenimą investavau į talentą, užtikrinantį man kelią į sėkmę. Šiame sezone irgi sieksime to paties. Būti elitu. Ne? Niki, mano sūnau. Pernai pradžia buvo sunki. Bet šiemet tiek mašinos, tiek komanda bus aukščiausios klasės. Šie metai mums bus geriausia. Laukia puikus sezonas, bet reikės atsidavimo.
talento. Tad pasistengkit. Iš jūsų reikalausia ne mažiau nei iš savęs. Tad nenuvilkite, antrai būsite atleisti. Nikai, šiandien gerai važiavai. Nori kažką pasakyti? Ketvirtame posūkyje. Ketvirtame posūkyje. Važiuoja per lėtai. Juk žinai, per anksti imi stabdyti, nors reikėtų paspausti. Bandai man patarti? Tu gerai vairuoji, Nikai. Nežinau, kiek dar kartų nori tai išgirsti, bet per daug pasiduodi emocijoms. O kai pasiduodi? Tu mechanikas. Jei norėčiau patarimo kaip vairuoti, klausčiau komandos vado, o ne perdegusio mechaniko, kuris iššvaistė savo sėkmę. Sveiki, paskambinote Deniui Mūrui. Palikite žinutę. Pasakyk Nissan, kad sutinku. Daugiau nedalyvausiu šiame klaunų šou. Išmokysiu tavo žaidėjus vairuoti. Tik jie turės įrodyti, kad turi tam jėgų. Jeigu pamatysiu, kad nesaugu, išeisiu. Nebūsiu kaltas dėl žmogaus mirties. Kaip laikote žaidėjai? Žaidimų klubas. Cardiffas. Belsas. Gražiausias garsas praksėjimas. Kaip laikaisi? Labai gerai. Atleiskite. Gal galite man padėti? Žinoma. Juokauji. Seni, turite pamatyti. Seni, turite pamatyti.